Ar tai tosteris, ar tai radijas, ar tai dviratis? Ne, tai Magnavox Odyssey. Taigi Magnavox Odyssey buvo pirma komercinė namų vaizdo žaidimų konsolė. Ji buvo sukurta mažos komandos, kurią vedė Ralphas Baeris ir išleista kompanijos Magnavox. Pirmiausia pasirodė Jungtinėse Amerikos valstijose 1972 metų rugsėjį, o už Atlantos sekančiais metais. Tai yra pirmos kartos konsolė. Odyssey susideda iš juodos, rudos ir baltos spalvos dėžės, kuri prisijungia prie televizoriaus ir dviejų stačiakampio formos pultelių, sujungtų su konsolė laidais. Sistemai reikia 6 C tipo baterijų, kad įveiktų, arba AC maitinimo priedo, kuris buvo parduodamas atskirai. Ši konsolė sugeba rodyti net 3 vienspalvius stačiakampio formos taškelius, kurie skirtingai veikia priklausomai nuo žaidimo. Šioje konsolėje nėra jokių žaidimo garsų. Tai reiškia, tai puikiai konsolė žaisti naktį, kai tėvai miega. Pulteliai, kurie buvo skirti naudojimo ant lygaus paviršiaus, susideda iš vieno mygtuko pažymėto reset, kuris yra pultelė viršuje, ir 3 bumbulų. Taip Google vertėjas išvertė knob, ar kaip ten žodį, knob žodį. Vienas iš jų buvo dešinėje, kiti 2 kairėje pultelio pusėje. Dešinysis bumbulas taškelį judindavo vertikaliai, o kairysis horizontaliai. Kartu su Odyssey konsolė buvo įpakuoti stalo žaidimų kauliukai, popieriniai pinigai ir kita stalo žaidimo atributika einanti kartu su skirtingais žaidimais. Konsoliai taip pat buvo sukurtas pirmas vaizdo žaidimo lazerinis ginklas, bet jį reikėjo pirkti atskirai. Ir aš noriu paminėti, kad jis atrodo labai realistiškai. Žaidėjas turėjo įstatyti plastikinius apdangalus ant televizoriaus ekrano, norėdamas sukurti vaizdus. Tada vienas arba 2 žaidėjai kiekvienam žaidime kontroliuodavo savo taškelius su 3 bumbulais ant savo žaidimo pultelio, atsižvelgiant į žaidimo taisyklės. Žaidimai atrodo taip, panašu į atminties korteles su steroidais. Iš viso šiai konsoliai buvo sukurti net 28 žaidimai, kurie buvo labai paprasti ir panašus, tai pakalbėsiu tik apie keletą iš jų. Dėl to, kad jie tokie paprasti, aš atskirų serijų nedarysiu apie kiekvieną atskirą žaidimą. Taigi pirmas žaidimas, apie kurį kalbėsiu, Table Tennis. 2 žaidėjai naudoja stalo teniso raketes ir atmušinėja kamuoliuką pirmyn ir atgal ekrane. Šis žaidimas nenaudoja apdangalo, jis labai panašus į ping-pongą. Viena bėda, kad rezultatą reikia žiūrėtis pačiam, kaip ir visuose kitose žaidimus. Ski. Vienas žaidėjas judina taškelį, kuris atstoja slidininką, kuris leidžiasi nuo kalno. Žaidėjai turi skaičiuoti, per kiek laiko jie įveikia visą kelią, nes laimi tas, kuris greičiausiai tai padaro. Simon Says. 3 žaidėjų žaidimas, kuriame 2 žaidėjai turi kuo greičiau priliesti savo pasirinkto veikėjo kūno dalį. Duota 3 žaidėjo, kuris naudojasi Simon Says kortomis, kurios buvo gaunamos su konsole. Hockey. Tas pats žaidimas kaip ir Table Tennis, tik su ritulio apdangalu. Cat and Mouse. 2 žaidėjų gaudynių žaidimas, žaidžiamas ant tokio kaip ir tinklelio, kuriame pelė bando grįžti į savo namus nepriliesta katino. Labai lengva šiame žaidime sukčiauti, nes galima laisvai pereiti per baldus, nes nėra jokių kliučių. Haunted House. Panašus 2 žaidėjų gaudynių žaidimas, žaidžiamas ant apdangalo. Žaidime detektyvas bando surinkti visas užuominas, kurias gauna iš kortų, stengdamasis, kad jo nesugautų vaiduoklį. Shootout. Vienas žaidėjas yra banditas senam laukinių vakarų miestelėje ir jis turi judėti palei kelią, stodamas prie langų, kol kiti žaidėjai bando jį nušauti su lazeriniu ginklu. Tai buvo vienas keletos žaidimų, kurie taikydavo šį lazerinį ginklą. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad konsolė buvo nutraukta gaminti 1975 metais, pardavus daugiau kaip 350 000 vienetų. Bet jį pradėjo Magnavox Odyssey konsolių serija, kuri ėjo iki 1978 metų. Apie kitas šios serijos konsolės sužinosite kitose apžvalgose. Tai buvo mano pirmoji konsolės apžvalga. Tikėkitės daugiau konsolės apžvalgų, žaidimo apžvalgų. Taip po biškį eisim kartomis konsolių ir kur nueisim. Tai ačiū, kad žiūrėjote, čia buvo mano kaip ir pirmas video. Ir